Sveiki. Šiandien bus poilsio diena mums. Atsigavimo. Ir Eglės nuospaudos, ir mano irgi. Mano gal niekas kol kas dar. Gal ir galėčiau eiti, žinai, bet neaišku, kas bus, žinai. Viskas suspaudžia čia kiek aš įsivaizduoju, čia, žinai, čia sutikau žmonės, kurie sakė, kad niekada nesitikėjau, nuospaudos yra. Tai ir aš, žinai, nesitikiu. Bet gali būti. Tai va. Tai esam nuo Sarkos dar ryte, kavos išgėrėme. Suvalgėme čia sumuštinis jų porą. Ir 11 valandą. Važiuosime Logroniją. Nes, prarasti negalima to, atstumo. Vis tiek reikia kažkaip, kad jis būtų įveiktas, ir nuvažiuosim. Tokios realybės čia. Turim gydyti savo kojas, turim būti sveiki. Nesilpniem šitas kelias šiaip jau yra. Tai vakar tikrai ėmė labai, žinai, paskui su Eglės tokios nuospaudos buvo baisios, kad, slinkom kaip per laidotuvės, žinai, tokiu tempu. Atėjom 6 valandą į Albergę, tai tiesiog smigau. Griuvau ir viskas, ir miegojau iki ryto. Eglė, tai Eglė vaikštinėja čia po aikštę, čia tokia graži aikštė yra bažnyčia. Varpas muša čia, žinai. Tai va, tai skaityk čilinam, gerai laiką leidžiam. Kavos išgėrėm, čia Ispanijos tokios garsios labai kaiminystėje viskas yra, žinai. Katinai, šunys, viena mašina, kita pravažiuoja. Žodžiu, Felinio filmas čia yra. Tiesiog vertas jo autorystės. Tai va, bon camino.